Tai, brangus kolegos, iš tikrųjų pirmiausia norėčiau padėkoti jūsų profesiniai sąjungai už buvimą kartu, už tuos metus, kuriuos mes ėjome kartu koja kojon. Ypatingai esu dėkinga Rimantui Liepai ir Žygimantui Kalpokui, kurie buvo tas energijos variklis, kurie man nedavė ramybės pastaruosius metus, kurie ateidavo su naujomis įvairiausiomis idėjomis, su naujais straipsniais ir visą laiką kalbėdavo apie tai, ką mūsų politikai įvardina kaip problemą praėjus tik tai tam tikram laikui arba tik atsitikus kažkokiai tai bėdai. Iš tiesų labiausiai turbūt norėčiau paminėti mūsų apkalbėtas problemas pasienyje, mūsų apkalbėtas problemas dėl pareigūnų apsiginklavimo, dėl migrantų tos pačios krizės. Tai turiu pasakyti, kad Rimantas su Žygimantu apie tai kalbėjo gerokai dar prieš prasidedant tai krizei. Ir iš tiesų, jeigu mūsų politikai labiau įsiklausytų į profesinių sąjungų balsą, tai valstybei tikrai būtų gyventi geriau ir pigiau daugeliu atveju, nes sieną turbūt pastatyti tada, kai mes kalbėjome apie tai, būtų buvę gerokai pigiau negu tada, kai pro ją brovėsi tokios minios migrantų. Visiems jums, kolegos, linkiu šitame suvažiavime priimti išmintingus sprendimus ir tegu jūsų lyderiai būna tie, kurie veda jūsų profesinę sąjungą į priekį, kurie visą laiką yra objektyvūs, teisingi ir linkiu, kad jūsų narystė augtų kaip ant mielių. Sėkmės jūsų darbuose!